Sveiki, mėgiai pavalgyti. Mano vardas Vytenis ir turbūt nustebsite, gal nenustebsite, nežinau, kokio galo dar vienas kulinaras diletantas lenda į YouTube. Taip, pripažinsim, ten yra daug visokių mėgėjų ir profesionalų, kurie gamina įvairiausius patiekalus. Aš pamėginsiu laiks nuo laiko įdėti savo video, kuriuose gaminu šiek tiek retesnius, šiek tiek mažiau įprastus patiekalus. Kaip kad šiandienai, pavyzdžiui, gaminsime šaltąjį patiekalą, ar tai užkandį, kaip jau galim pavadinti, kuris vadinasi tokiu juokingu pavadinimu he. Juokinga, ne? Taigi, he yra patiekalas, žuvies patiekalas, pagamintas pagal korėjietišką receptūrą. Taigi, mūsų patiekalui jau yra pusiau paruoštos 3 žuvytės, šiuo atveju silkės, bendra masė apie 800 gramų, 3 stambesnių svogūnėlių, porą morkų ir 6 piršteliai česnakų. Pas mane šiuo atveju 3, kadangi jie yra labai stambūs. Prieskoniai, paprasta paprika saldžioji, korėjietiška druska, sojų padažas, malta kalendra, aliejus, actas, paprasta druska ir pipiriukai. Taigi, kad negaišti laiko, kaip minėjau, silkę aš jau pasiruošiau. Galite naudoti be abejo ir kitą žuvį, kokią pageidaujate. Geriausia tokia, kurią iš principo būtų galima valgyti žalią, nes jinai termiškai nebus apdorojama. Taigi, turime žuvį. Pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų iš šitos pusiau paruoštos žuvies padaryti filė. Tai pakankamai gali būti sudėtingas ir ilgai užtrunkantis darbas namų sąlygomis, bet pamėginsiu parodyti vieną tokį momentą ir tuo būdu mes šiek tiek savo pasilengvinsime darbą. Ne šiaip sau palikau uodegėlės, praskiriame uodegėlės į 2 dalis ir darom saltą. Štai šitoj rankoj yra praktiškai filė, o šitoj rankoj likusiai žuvis su pagrindiniu kaulu, tai yra stuburkauliu ir šonkauliais ir šakomis, kuriuos mes ir išimsime. Taigi, atlikę judesį ir pašalinę pagrindinį silkės kaulą, turime, galima sakyti, filė. Žinoma, likusius kauliukus, šakeles pašalinkite rankiniu būdu, jų tikrai nebus labai daug. Taigi, štai 3 silkių filės ir pjaustume jas. Kaip įprasta pjaustyti silkę gabaliukais. Ir berime į stiklinį indą. Kadangi gamybos procese bus naudojamas actas, tai yra rūgštis, stengiuosi naudoti ne plastikinius indus. Manau, galbūt taip yra sveikiau. Štai supjaustim silkutę. Dabar štai tokiu čiudo instrumentu, kaip sakoma, paskusim morką. Šiuo atveju morka ypatingo vaidmens skonio atžvilgiu nevaidins, tiesiog priduoda malonų estetinį vaizdą. Toliau pilsime actą, šiam kiekiui panašiai 6 valgomus šaukštus.
Supylę actą paliksime panašiai valandai laiko, nusistovėti, pasimarinuoti, laikas nuo laiko vis permaišom. Taigi gerai išmaišome mūsų silkę su morkomis ir per tą laiką, kol marinuosis, susipjaustume svogūną. Peilį siūlyčiau pašlapinti vandeniu, jeigu nenorite labai stipriai verkti. Svogūną pjaustume stambiai. Vėliau apkepsime keptuvėj pačioje pabaigoje. Dabar atėjo prieskonių eilė, sudėsime visus reikalingus prieskonius. Taigi į šitą kiekį dedame 1,5 arbatinio šaukštelio cukraus. Maždaug 5-6 arbatinių šaukštelius saldžiosios maltos paprikus. Priduoda rausvą atspalvį ir yra vienas puikiausių konservantų, natūralių konservantų. Dabar dedame 1,5 šaukštelio korėjietiškos druskos. Neišsigąskite, ateity mes prie šitos korėjietiškos druskos dar grįšime ir tikrai parodysiu, kaip jie pasidaryti namų sąlygom. Tai, ką parduoda parduotuvės ir tai, ką internete rasite korėjietiškos druskos pavadinimu, dažniausiai tai būna tiesiog E621. Tai nėra E621, tai yra, šiuo atveju namų sąlygom pagaminta korėjietiška druska pagal specialią receptūrą. Taigi, kaip minėjau, 1,5 arbatinio šaukštelio. Toliau apie 3 arbatinius šaukštelius maltos kalendros. Ir apie 3 arbatinius šaukštelius sojų padažo. Priklausomai nuo to, ar jūsų žuvis buvo sūri, galima papildomai įdėti šiek tiek druskos ir šiek tiek juodų pipirų pamalti. Visą šį gėrį permaišom. Gerai išmaišom. Tolimesnis mūsų ėjimas, tai išspausti česnakus. Šiek tiek susismulkiname kraštelius, kad tilptų į spaustuką.
Išspaudėme česnakus, galime ir rankomis išmaišyti viską. Šiek tiek paskirstume tą česnakų masę, kad nebūtų viskas vienoje krūvoje. Gaila neužuodžiate, bet aromatas iš tikrųjų pasakiškas. Tvarkoje. Liko paskutinis mūsų etapas, tai šiek tiek apkepti aliejuje svogūnus ir viską supilti į šį stiklinį indą. Taigi į kaitintą keptuvę pilame maždaug 6 šaukštus alyvuogių aliejaus. Lauksime, kol aliejus įkais gerai ir tik tada dėsime svogūnus. Taigi mūsų aliejus jau spraksi, dedame svogūnus. Šiek tiek paliekam apkepti. Taigi mūsų svogūnai jau apkepė, pagelto šiek tiek, dedame viską į silkę. Pilame su visu aliejum, kiek jau čia yra. Viską išmaišome. Paliekame ataušti. Ataušę. Galima būtų kažkuo pridengti ir pastatyti 3-4 valandom į vėsią vietą, tarkime į šaldytuvą, pastovėti, pasimarinuoti. Ir štai mūsų rezultatas. Kviečiu užkąsti. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.